Sveiki visi, šiandien žaisime Minecraftą, kai daug iš jūsų prašė balsavimuose. Ir mes tiesiog činsim šitam pasaulyje. Daugiau nieko. Tai man sėkmės ir gero žiūrėjimo. Aš susikuriau pasaulį ir mes labai pavaigiam spawnę su ožkom ir prie pats... Wow. Man reikia žemyn leistis, gal greičiau medienos gauti, nes čia mes labai aukštai atsiradom. Labai. Aš kaip tik sakyčiau, kad man būtų gerai gyventi čia. Čia graži vieta ir nėra taip toli prie pat spawno. Tai aš galėčiau greit grįžti namo, jeigu mano lova sulūžtų. Čia pasimsiu irono, kai įsikirsiu medžio. Tai... Jo. Mes baigiam. Jo, čia puikiai vieta. Aš tikrųjų labai norėjau būtent šitam biome. Ir kaip suprantu, netoli turėtų būti kaimelis dėl tų moliūgų. Nes tai dažniausiai vis dar yra ženklas, kad yra kaimelis netoli. Aš šitą išmokau. Ir sakyčiau, grįžtam atgal prie tų kalnų. Ir pasidarykime savo pikeksą su daugiau dalykų svarbesnių. Stengsiuos nemirt, čia noriu biškį padaryti kaip hardcore, bet aš nenoriu hardcore kol kas, nes aš dar nepasiruošęs, nes aš žiauriai blogai žaidžiu hardcore. Tai jo. Dabar mes pasidarykime visą tai, sakys svarbesnius dalykus. Gerai, dabar mes pasidarysime pikeksą iškart. Reikia 14 stauno. Gerai. Ir aš norėčiau surasti geležį, kurią buvau pamatęs. Ne. Tikrai buvo geležis kažkur. Aš žinau, kad aš kažkur mačiau geležį. Klausimas kur. Ai va! Radau. Daugiau negu 3? Daugiau negu 3. Gerai. Komeps. Oi, daugiau negu ir 4. Tai mes gavom 5 gabaliukus stauno. Kas yra žiauriai gerai. Ir man labai pasisekė. Tai mes dabar pasmeltinsim, kad pasidarytume skydą ir... O ne, aš gal įmesiu biškį. Ir mes gyvensim, va čia statysim miestelį. Ir labai puiku, kad čia vanduo mes galėtume kada nors iškasti visą šitą, kad sujungtų su jūra. Tai aš per tą laiką prisirinksiu daugiau anglies. Per tą laiką. Mes baigiam. 3. Ar man dar reikia
Aš gal pasimsiu 7 ir pasidarysiu skydą dėl saugumo. Pasirodo, reikia 6. Gerai. Ir turim dar 4, tai aš pasidarysiu savo pikeksą ir viskas. Aš daugiau nieko negaliu pasidaryti, tai kol kas užteks. O per tą laiką aš pasižiūrėsiu per šitų kalnų, ar yra daugiau geležies. Gerai, ne. Čia bus mano bendras blokas. Teksturpakas atrodo žiauriai skiriasi nuo paprasto Minecraft'o ir todėl, kai aš išjungčiau savo teksturpaką, viskas atrodė žiauriai keistai. Tai nekreipkite dėmesio. Iš tikrųjų, aš nerandu daugiau niekur irono, kas yra keista, nes šitie kalnai daugiausia turi irono. Nesvarbu. Ar čia sala? Jau čia bus sala, čia bus žiauriai gerai, nes aš norėjau kažkas tokio. Ir būtų žiauriai nice. Ok, daugiau moliūgų. Didesnis ženklas, kad netoli yra kaimelis. O ne. Aš neturiu maisto ir aš tuoj numirsiu. O ne. Nežinau, ką dabar daryt. Aš negaliu sprintint. O gyvūnų nematyta niekur ir aš tuoj mirsiu. Aš nežinau, ką daryt. Ką man daryt? Aš tuoj numirsiu. Man tikrai tuoj pasibaigs alkis. Dabar aš labai lėtai einu ieškot arba kaimelio, arba gyvūną, kurį galėčiau nužudyti. Ok, čia sala. Normaliai, bet man kas nepatinka, kad čia nėra gyvūnų tokiuose pievelėse. O man reikia pavalgyti. Duok tu man. Numirgi po peralys. Ir jisai nieko neduok. Ir vis tiek nieko. Na, paaiškinkit, kodėl aš niekur nerandu maisto. Kodėl? Ar mane kažkodėl nubaudė Minecraftas? Aš neįsivaizduoju. Man žiauriai reikia pavalgyti. Jeigu aš dabar nepavalgysiu, mano alkis dar labiau nukris. Aš neįsivaizduoju, kur aš dabar rasiu gyvūną. Čia žiauriai blogai. Čia žiauriai blogai, aš tuoj mirsiu. Ar aš mirsiu pačioj pradžioj dėl alkio? Reikia, aš nemoku. Aš negaliu net sprintint. Aš tai būsiu ant 2 alkio ir jeigu aš nepavalgysiu, aš greitai numirsiu. Čia žiauriai blogai, čia žiauriai blogai. Ne. O, ne. Taip. Avis. Antra avis. Ok, greitai smeltinam valgyti, nes aš tuoj numirsiu iš alkio. Reikėjo man paškoti 3 avies, nes saulė jau leidžiasi. Puiku.
Gerai, ateik čia. Avis, taip, tu. Mirk. Ok. Mes dabar saugus. Galėsim eit valgyti. Pasidarykime lovą. Ir pavalgykime. Pagaliau, žinokit, kaip atsibodo. Ar jums čia neatrodo, kad negalima eit miegot? Nu gerai, pagaliau. Pagaliau. Ok. Pasiimam maisto. O kaimelė niekur nematyta. Ant kiek būtų plačios akys, bet aš vis tiek kaimelę nematau. Niekur. Neįsivaizduoju dėl ko ir kodėl niekur nėra kaimelio, kai aš neseniai išmokau lifehacką. Ui, ok. Dabar einam plaukt ir einam į tuos kyvius. O čia. Ir einam pasižiūrėti, kas juose yra. O, ironas. Kur? Vienas? Ok. Ir dabar lyja. Dar geriau. Siginu, kad ten buvo creeperis keliam sekundėm, bet ačiū Dievui, kad ne. Ir aš bėgsiu, nes dabar jie gali išlyst ir nemirt. Nes saulės niekur nematyta. Ar taip Wow. Wow. Ok, čia giliai keliauja kyvas. Bet ar taip sunku surasti kaimelį? Mes jau kelis tūkstančius blokų nuo spawno. Sakyčiau, čia būtų gerai. Čia puikiai vieta. Nežinau. Čia gera vieta patvarkyti. Čia yra arklių, gyvūnų. Ne kaip toj saloje, kurioje aš nieko nerandu. Ir labai gražus vaizdas tų kalnų. Aš noriu eglės medienos. Ir aš palikau savo lovą, tai aš greitai nueisiu, kad jos nepamešiu. Aš gal viską pasimsiu ir po to čia sugrįšiu, kur man reikės. Nes aš galiu greit mirt be savo dalykų reikalingų. Tai aš pasimsiu savo lovą, pasimsiu tą ir padarysiu greit nuotrauką. Aš neuždėjęs koordinačių. Nesvarbu. Svarbu. Arba aš galėčiau ten gyventi. Man tik reikia antros tipo medienos. Ir eglės mediena būtų puikus mišinys. Bet aš neįsivaizduoju, kur
aš gausiu eglės medienos, kurios nėra, nes ši didžiulė sala. Ir vėl moliūgų, taip, šitą man tikrai reikia. Ir jeigu bus auksinis blokas, aš manau, kad galėsiu jį išmainint. Man pasisekė. Okei. Aš tik nenoriu mirt. Niekur. Ne. Okei. Gerai. Aš gal tik biškį užvalgysiu. Pasidarysiu savo kardą. Ir užsidėsiu šitos šarvus. Puiku. Ir dabar laikas pasidaryti savo... Aš kaip tik turiu dar 2 likusius. Gerai, greitai pasidarysim kardą. Įsikepsiu maisto. Kaip tik. Pasidarysim pagaliukų ir dar greitai pasidarom kardą. Greitai. Gerai. Maistas tuoj iškeps. Pasiemam ir turim 2 kirvius. Čia bus gerai. Ir pasiemam kardą. Ir gal pasimkime blokų, kuris galėtume... ne. Gerai, kad gavau kardą. Vau! Dieve! Ir kur man lova? Ar ten dykuma? Gal manęs nematė? Pasiimu lovą. Man toks jausmas, kad ten dykuma. Aš gal pasidarysiu čia. Ne. Čia blogai. Man pasisekė. Man labai pasisekė. Čia buvo faitas. Ar kokiu man būdu reikia patekti į tą bokštą, aš neįsivaizduoju, tai aš turėsiu išsigriauti. Gerai, kad jis vandenyje.
O, gavau naują eliksyrą. Gerai, čia jau gerai. O. Taip, gavau armor trim. Per ką žinau kiek laiko. Arbaletas. Kas čia? Morka ir koks čia. O, man taip pasisekė. Čia buvo verta. Ir aš čia. Mes dabar turim šviežią. Ir aš gal eisiu pamiegoti. Gerai, mums pasisekė. Čia buvo verta ir aš tikrųjų nemiriau. Labai gerai. Ir aš gal pasimsiu tos moliukus. Kodėlgi ne? Tai tikėkime, kad aš nepamiršiu grįžti į savo vietą. Nes dabar aš kelionėje ieškoti labai svarbaus dalyko. Labai svarbus dalyko. Pabandykite atspėti. Anglis medienos. Ir man rodos, aš dabar arba man haliucinacijos, arba iš tikrųjų dabar matau. Labai gerai. Gerai. Keliausime greitai į tą vietą, kurią aš galbūt mačiau savo mylimą eglę. Okei, dar ironą gavom ir... Gerai. Vis tiek niekur nerandu savo eglės. Ir man toks jausmas, kad niekada jas nerasiu. Tol, kol nenueisiu 100 000 blokų į priekį. Kaimelis! Okei, radau kaimelių. Ir cherry blossoms. Čia yra žiauriai gerai, čia yra žiauriai gerai. O! Pagaliau! Ir dar vienas kaimelis, taip arti. Okei, man žiauriai pasisekė. Kai geras. 2 kaimeliai dvies arti vienas kito. Čia žiauriai. Normaliai. Man pasisekė su šitas įdu, bet aš dabar noriu gyventi kažkuriame kaimelyje, transformuoti vieną, po to ją sujungti. Ir aš vėl iššalkau. Vėl. Leiskit. Milk. Niekur nematyta. Niekur. Tai nematyta. Reikia kuo greičiau pavalgyti. Duokit man valgyti, aš tuoj numirsiu greičiau. Aš gal... Greitai įsikepsiu maisto. Ir kažkur čia įsipatoginsiu šiame kaimelyje. Pirmiausia, reikia apsižiūrėti, ar čia nėra blacksmith. Okei, blacksmith niekur nematyta, tai mes eisim peržiūrėti kito kaimelio va tenais. Ir sakyčiau, aš ten ir norėčiau kol kas gyventi. Ir po to... Ir to baigsim šį epizodą, nes jau kaip ir kitam epizodui norėčiau tik statyti namą ir daugiau nieko. Mes greitai nueisim dabar iki kaimelio, pasižiūrėsim, kągi mes turime.
tenais. Kaimelis atrodo kaimelė... Ai, ne. Yra Blacksmith, okei, keliaujam atgal ir pasižiūrim, ką man Blacksmith turi. Va ten toluma jau matosi. Pasižiūrėsim, ar ir kitame kaimelėje yra. Aš labai norėčiau gauti 3 deimantus. 3. Būtent 3. Ir tai bus šiandien mano didžiulis gaulas įvykdytas. Šį epizodą aš kol kas nemiriau ir džiaugiuosi, kad nemiriau, nes aš labai dažnai mirštu. Tai žiūrim. 1, 2, 3. Nu, nieko gero ir nieko blogo, galiu tai pasakyti. Maisto mes turim daug. Labai daug. Mano inventorius jau pilnas ir aš turiu greitai pasikeisti šitą. Ok, deimantų negavom. Tai einam į kitą kaimelį, greit peržiūrėsim. Ar ten tikrai turės būti mano deimantai laukti. Ok. Kaimeliai nėra taip toli, bet sunku bus nuo vieno kaimelio iki kito, nes kitas kaimelis yra ant kalno, o kitas yra žemyn platumose. Tai aš neįsivaizduoju, kokiu būdu aš turėsim visą tai padaryti. Ok, mes pasiekėm antrą kaimelį ir pasižiūrim, ar ten bus mano lauktoji vieta. Ir aš vėl iššokau. Vėl? Neįsivaizduoju kaip, bet kažkaip. Ne, bet čia yra žymiai gražesnis kaimelis, su kuriuo aš galėčiau lengvai dirbti ir aš gal greit išsimesiu šitas sėklas. Ir greičiau pasimsiu valgyti. Pasidarysiu savo duonos, pavalgyti. Aišku, aš viską iš naujo persodinsiu. Pasidarykime duonos ir man reikia dar vieno. Daryčiau paskutinį gabaliuką. Gerai, mes dabar galim visą tai iš naujo pasodinti. Ir aš greit pasimsiu tą duoną ir ją suvalgysiu. Ir sakyčiau, tam tegul baigėsi mūsų epizodas. Ačiū, kad žiūrėjote ir geros dienos.